Pamatė močiutė selfio lasdą pas anūkėlę ir prie jos klausė, sako, nu, tu man, anūkėlė, paaiškink, kas čia yra, aš vat niekaip nesuprantu. Čia, močiutė, yra tokia lasda, aš su ją selfį darau. Kokia sarmata, kokia sarmata, ženytis tau seniai laikas, anūkėlė. Apie sunkius darbus. Pareina po naktinės pamainos apsaugininkas, pavargęs, juodai, išsimaudo, atsisėda papusryčiauti, čia į virtuvę įeina uošvienė su žurnaliuku ir sako, miela žentelė, turiu tokį klausimą. Čekijos sostinė 5 raidės, gal žinai? Apsaugininkas kumščių taukšti stalą, puodelis išsiveržia, viskas išsipila. Paklausykit! Aš galiu nors minutėlį namuose negalvoti apie darbą. Ateina žmogelis į darbo biržą ir sako, nu, ieškau darbo. Nu, gerai, sako, sėskit, ką moka dirbti. Nieko nemoku. Nieko nemoku dirbti. O kiek jums metų? 40. Tada jau vėlų. Kas vėlų? Nu, būt futbolininku vėlų. Pabandykit būt futbolo treneriu. Susitinka du dar likimo beveik nenuskriausti lietuviai ir vienas sako, tu žinai, Antanai, tu gali man kaip nors patarti, kaip išgyventi man po to euro įvedimo. Nu, neišgyvenu ir viskas. Gal turi ką nors patart kažką. Nu, ką aš tau galiu, broniu, pasakyti? Nu, kaip? Nu, pirmiausia. Pirmiausia, tai aišku, iš savo automobilio persėdi į visuomeninį transportą. Tai čia vienas. Aišku, nustoji lankytis kavinėse. Maistą nešiesi savo į darbą, kotletukus loikutyje pasigamini, atsineši. Aišku, maistą likusi parduotuvėje perki tik tai per akcijas. Aišku, kerpiesi su mašinėlė namuose pats. Na ir aišku, žinoma, rūbus perki tik tai dėvėtų drabužių parduotuvėse. Nu ir jeigu kažkiek lieka dar truputėlį, gali kartą į pusmetį į kiną nueiti. Tu žinai, Antanai, aš kažkaip tai pagalvojau, o ką man daryti, jeigu aš šitaip gyvenau iki eurų? Blondinė prieina prie bendradarbio ir sako, klausyk, broniau, kodėl tu su manim nekalbi? Tu ką, įsižeidęs kažkoks, tai kas, pyksti ant manęs? Birutė, aš nepykstu nei ant durnių, nei ant vaikų, nei ant moterų. Tai tu ką nori pasakyti, kad aš durnė? Žinai ką, Birutė, aš nežinau, ką tau dabar atsakyti.